Sveiki, šiandien gaminsime raugintas salotas. Nesąmonė. Kaip prikibo šitos salotos nesąmonė. Rengiam jogos stovyklą vasarą su fermentacija ir atėjo į valgyklėlę vyriškis, kuris jau 30 metų raugina ir kai pamatė, kad agurkai su kopūstais kartu, sako, kas čia daro tokią nesąmonę. Tiek metų rauginu ir nesu sugalvojęs tokio dalyko. Sekančią stovyklą atvažiavo moteris ir girdim juokės, ateina į valgyklėlę ir sako, kas čia tokią nesąmonę daro. Va taip ir prikibo salotos nesąmonė. Dėsite 1,9 kg kopūstėlių, supjaustykit smulkiai, galite šviežių kopūstų čia dabar iš vasaros ir agurkų iš šiltnamio. Irgi 1,9 kg. Ir toliau mums reikės druskos, o druskytės reikia tokios be jokių priedų. Gryna druska, kad būtų akmens pati geriausia. Suberim. Ir dabar mums reikės medaus. Jeigu turite kandidą grybelį ar uždegimus didelius, vėžį, tai galbūt ir galit nedėti medaus. Galima ir be medaus puikiausiai daryti, bet su medum jos gaunasi tokios skanios, saldžiarūgštės, vasariškos ir ypatingai patinka vaikams. Pasakysit, kiniškos salotos, tai jie čia apsilaižydami kirs. Ir viskas labai paprasta. Dabar reikia gerai išmaišyti viską. Truputį patrinti. Kopūstuose yra 23 gerosios bakterijos. Įsivaizduojat, tai viską, ką rauginat, visada įdėkit kopūstų. Pagerins patį rugimą. Štai viską išmaišėm ir dabar mums reikia stiklainį. Pasidarom vietos stiklainį. Ir grūdam. Ir grūdam kuo stipriau, bet mums dar lieka šiek tiek salotų. Ir paliekam kokiai valandai. Po valandos viskas sukris ir lengviau susigrūs. Va štai, viskas susigrūdo ir dar paliekam kurį laiką. Daržovių priminsiu, kad turi būti, kur pradeda siaurėti, koks centimetras ir toliau skystis turi apsemti daržovės. Ir uždedam dangtelį, bet jokių būdų neužsukit. Reikės deguonės rauginimui ir paliekam 3-4 paras. Vėliau ragausim ir žiūrėsim, kada stabdyti. Viskas labai priklauso nuo temperatūros. Kuo šilčiau, tuo greičiau rūgsta. Stiklinis indelis reikalingas tam, jeigu skystis bėgs per viršų, kad mes tą skystį surinktumėm. Ir žiūrim, kaip mūsų nesąmoniai sekasi. Atidarome dangtelį ir matote iki viršaus. Iš tikrųjų, aš per dieną kokius 4-5 kartus priėjau ir nuleisdavau skystį. Tiksliau, nenuleisdavau skystį, o įspaudžiau su šaukštu kopūstų su agurkais ir, matot, burbuliukai iškyla į viršų ir rūgsta, jie užima dalį vietos ir todėl kelia daržovės ir skystį į viršų. O štai taip, nusileidžiam. Jeigu išėti darbą, tai žinoma, kad skystis iškils į lėkštutę. Nieko tokio. Nuleisit burbuliukus, skystį atgal, supilsite, taip ir auginsit. Praėjo 3 paros ir po 3 parų
Ragaujam, koks skonis. Ir stebėkit, ar trūksta dar raugimo, ar netrūksta. Šiaip jau skonis nuostabus. Ir laikysim vėliau šaldytuve. Štai kokios vasariškos raugintos salotos gavosi. Žinoma, galime sakyti ir fermentuotos salotos. Jokio skirtumo. Valgykit patys, vaišinkite vaikus, vaikai labai mėgsta ir nustebinkit svečius. Į sveikatą.